Šitas darbas yra aktas Raudoname, vienas iš pirmųjų po Dailės instituto baigimo grafikos fakulteto. Aš niekada, kaip sako, tapybos nestudijavau ir aš bandžiau daryti tapybą. Tai yra vienas išlikęs, labai nedaug liko, kadangi aš tapybą lengvai skirdavausi, dovanodavau, ten išleisdavau, iš to laikotarpio labai daug iškeliavę yra. Ypatingai daug yra užsienio šalyse. Tai tas man toks dar, kaip sako, stovi vienintelis, kaip Mohikanas pas mane namuose. Skulptūra. Nu, čia aš nemanau, kad čia reikia kažko daug kalbėti. Pavyzdžiui, šitas paveikslas kartu, kaip ir skulptūros fragmentai, spalvinė gama yra artima, reiškia, bronzai, patinai, kurios įdomios būna. Nu, čia toks dėlionė, irgi iš senesnių, bet jau po anos darbo skiriasi, čia 70-ieji. O čia variacijos, formos, kurios bandydavau visokią, kaip sako, kadangi pats liejau tas skulptūras, tai turėjau savo lieklėlę. Tai būdavo smagu, reiškia, paimi, padarai kažką, paskui atlieji, panaudoji visokius, galima, pradėjau žiūrėti, kad skulptūra yra tokios plačios galimybės, faktūrinės, sakysim, pavyzdžiui, šičia, reiškia, vaškas buvo apvyniotas, reiškia, siūlų, paskui uždėtis kažkokias dėmes ir paskui, reiškia, kai atlieji, tai gauni tokį, nesuprasi, kaip čia gali būti ant bronzos, o toks dalykas yra. Ir čia toks pasukimas, formas, toks lavenimas, tai čia, kaip sako, galbūt aš visą laiką padarydavau tik tokį nedidelį, kadangi pajėgumas mano liejyklos buvo tokio maždaug dydžio. Galėjau tokius darbus lieti. Aišku, aš su malonumu norėčiau jį pamatyti kažkur labai didelį tokį. Ir jį, reiškia, čia yra kaip idėja, pirmas eskizas. Tapyba. Kažkas mane vadina abstrakcionistu, liktai girdėjau. Čia yra, jokia čia ne abstrakcija. Jeigu taip žiūrėti į tą, kas yra tikroji abstrakcija, tai čia aš vadinčiau eiliniai peizažiukai. Tai yra, reiškia, čia va toks kaip mėnesiena, čia va toks pavakarys, reiškia, gali būti. Čia vėl grupė darbų, sakysim, irgi tokie, kaip sak, pasižiūrėjimai. Donatas atsirinko čia tokius, reiškia, tas pats irgi įvairios formos, reiškia, kaip tai veikia, kaip jis kaip sak, sužaidžia, kontrastuoja. Pavyzdžiui, paukštis čia visiškai plastiškas, toks lengvas. Teko man įgyvendinti vieną panašų variantą. Čia jų buvo man padaryta galbūt 4. Tai vienas yra padidintas Alytui, granitas didelis. Čia yra kryžius, reiškia, kuris yra sujungtas bronza ir marmuro, reiškia, junginys. Tokio, reiškia. Ir vadinasi kryžius, kadangi yra
kryžius motyvas. Aišku, čia nėra išbalansuota, jeigu čia yra tik tai pirminis variantas, aš taip galvojau, gal kam nors reikės tokio didelio, ar kada nors, tai reiškia, galima jį dirbti, tobulinti, tada jį vesti sutvarkyti visiškai viską. Čia koliažas toks, čia jungtis reiškia. Šitas darbas yra vadinamas visiškai, daugelis ten nieko nemato, yra abstrakcija. Žmonėms, kurie, kaip sako, kaip netgi keiksmažodis. O čia yra grynas eilinis peizažiukas, tai yra potvynis. Tai yra pusė paveikslo yra vanduo, atspindys, spalvos ir potvynis yra užlėjęs, o čia yra liktai gamtos rudens spalvos, kurios atsispindi vandenyje. Bronzos irgi variantas. Esu bandęs keletą figūrėlių padaręs. Tai tokių mažų, čia vienas iš galbūt nelabai pasisekusių. Yra gal ir geresnių. Čia yra mano toks technologinis, kaip sako, paieškojimas. Yra montažas darytas, yra tapyta ant drobės, drobė pjaustoma į gabalus, vėl klijuojama čia ir vėl tepama, tepi toliau, kad gauti, reiškia, daugiau netikėtumų ir faktūrinio, ir spalvinio, ir visa kita. Yra 2011 metai. Kol kas jis yra tokiam stoviai dabar. Nežinau, gal dar prie jo grįšiu. Šitas darbas yra, kaip čia pasakyti, labai vienu ypu prieitas, padarytas, taip pat tikintis, kaip sako, čia yra įvesta dar tokie maži virtuliukai, kurie turėtų būti, reiškia, šitas darbas tęsiamas. Man jis yra nepasibaigęs. Šiaip jis atrodo jau parodoje, lyg tai jau ir baigtas kūrinys. Bet aš savo galiu leisti tokį prabangą, kad aš galiu ant jo dar padirbėti ir pakeisti 50%, pavyzdžiui. Kaip dabar yra, pridėti dar 50% kitaip. Tai greičiausiai čia turėtų būti su pakankamai dideliu reljefu šitas darbas. Aš bent esu taip užsiprogramavęs, šiuo metu jis pagrėbtas yra, bet aš visada pasirašau, kai aš sustoju. Dabar sustojau 2009 metais, reiškia. Sustotas tokiam, sakau, pakenčiamas. Bet momentaliai aš galėčiau vesti čia labai pakankamai didelius reljefus, paliekant ir tada, reiškia, būtų visiškai paveikslas kitoks. Ir jis būtų labai, man patiktų, galvoju. O dėl to aš ir grįžtu kartais, kad man patinka kitaip, negu kad aš buvau padaręs vienu įėjimu. Tai va tik tokie, kaip sako, laisvas menininkas laisvai turi elgtis prie darbų. Negalima prisirakinti, kad jau padariau, ir čia nepakeičiamas. Aš turiu visas galimybės. O kartais net nekeičiu.